story time. Šita istorija, nežinau, ar patiks moterims, bet turiu ją papasakoti, nes, manau, kad nemažai yra moterų, kuriuoms šitą nepatogią tiesą reikia išgirsti ir labai lauksiu komentarų iš vyrų, ar esat susidūręs tokią situaciją, kaip reagavot, kaip tvarkėtės, tai žodžiu, klausykit. Čia bus istorija apie mano klientų porą, aš konsultuoju daug porų, bet šita pora atėjo būtent, moters iniciatyva, jinai atėjo su skundu, kad jos partneris jos negirdi, nesiklauso, nekreipia ją dėmesio, jinai jaučiasi santykyje nesvarbi, jisai ten jos nelepina ir taip toliau. Ir jau per pirmą mūsų susitikimą jinai atėjo su labai daug priekaištų. Jinai sako, kad tu man niekad neperki gėlių, aš labai pavydžiu draugėms, draugės važiuoja į keliones, jas vyrai vežasi ten visur į užsienį, o tu manęs niekur nesiveži, aš nesijaučiu kaip moteris namuose, aš tik tai nuolat aukojuosi, viską darau, tvarkau, o tu toksai, žodžiu, išnaudotojas. Tai pora visada, labai svarbu išgirsti abi pusės, nes surprise, bet visi konfliktai susideda iš dviejų žmonių, tai jeigu vienas kažkuo skundžiasi, tai tikriausiai ir kitas turės kuo, netikriausiai, jau dažniausiai turės kuo pasiskūsti. Tas vyras toksai buvo, kaip ir dažnai Lietuvoje vyrai, nelinkęs kalbėti apie jausmus, apie savijautą, toksai savyje dalykus jau laikantis matėsi, bet jis po kurio laiko pradėjo atsiverinėti ir jisai tokią frazę pasakė, sako, kaip aš tau galiu pirkti gėles, kai aš namo bijau pareit. Ir aš taip suklusau, sakau, ką turit galvoj, sako, aš tik įžengiu per duris ir žinau, kad bus priekaištai ir kiekvieną dieną parėjęs namo girdžiu tik priekaištus, lyginimus, kritiką, kad ir ką darau, tai nepakankamai gerai, aš nepakankamai uždirbu, mūsų mašina nepakankamai gera, pažiūrėk, kaip tas gyvena, tai sako, mane apima toks jausmas, kad ir ką aš daryčiau, aš tiesiog nepakankamai geras, blogas ir kam stengtis, kai vis tiek būsiu sukritikuotas. Sunku, tai buvo jam ir pasakyti ir jo antrai pusė išgirsti, nes tikrai, kai mes įsisukam santykiuose ir kai esam arti vienas kito, dalykai patampa tokie normalūs, kad mes jų neberegistruojame. Ir moteris, jinai nemato savo dalies šituo atveju, jinai nemato, kad jinai nuolat lygina, kad jinai net neklausia, kodėl tas vyras užtrunka darbe, nešneka su jie, bet jinai labiau koncentruojasi į tai, ko jisai jai neduoda. O vyras ilgainiui užsidarinėja, užsisklendžia, nebenori bendrauti, atvirauti, jaučiasi amžinai kaltas, ir prieinama tokio taško. Tai koks istorijos moralas? Istorijos moralas yra toks, kad jeigu partneris mus labai dėl kažko erzina, knisa, pirmas klausimas būtų, kaip aš tam sukūriau sąlygas. Nes vakume niekas neatsiranda. Jeigu iš pradžių mūsų žmogus patraukė, mes ten įsimylėjome, susižavėjome, labai norėjome su juo gyventi, kartu kurti planus, bet staiga ateinam į tašką, kai jisai mus erzina, mus nervina, kad mums neperka gėlių, tai reikia pamąstyti, kaip aš tam sukūriau aplinką. Kol mes nematysim savo dalies, savo indėlio, tos moters atveju, tos nuolatinės kritikos, tai tol niekur nepajudėsim, nes jeigu galvosim, kad aš teisingas, tu blogas, be jokių niuansų, tai niekas nesikeis. Dėl to mano palinkėjimas visiems, kad jeigu jaučiu, kad santykiuose blogai, tai pirmiausiai pasižiūriu, ką pats darau, tada kalbu su savo partneriu ir žiūriu, kaip mes galim vienas kitam padėti. O jeigu šitie dalykai nepadeda, tada savęs klausiu, kodėl aš esu tokiam santykiui, už ką aš čia save taip nusibaudžiau, kad aš lieku santykiui, kur esu nepatenkintas, nematomas, negirdimas ir taip toliau, kas ir gali būti tiesa, bet neišeinu. Sprendimas visada yra, o jeigu patys sprendimo neranda, tai aš jūsų paslaugoms, visada į mane galite kreiptis, aš tam čia ir esu. Darau edukaciją, dalinuosi savo žiniomis apie prieraišumo tipus, apie santykius, padedu poroms suprasti vienas kitą, susikalbėti, išmokti vienas kito kalbą ir tiesiog kurti tuos sveikus santykius, o ne jaustis amžinam karo lauke, kur mus nuolat skaudina, mes bijom pasakyti, ką galvom ir tiesiog esam santykiai ir taip sėdim ir laukiam, kol kažkas pasikeis. Bet sena tiesa yra tokia, niekas nesikeis, kol niekas nesikeis.